Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla aktyviai dalyvauja Comenius daugiašaliame mokyklų partnerystės projekte Būk sveikas, aktyvus, jauskis puikiai. Lapkričio 6-11 dienomis Lohjos mieste Suomijoje įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas. Į jį susirinko mokiniai ir mokytojai iš Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Kroatijos, Norvegijos, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos ir Lietuvos. 8A klasės mokinė Simona Valkauskaitė ir Roberta Buinickaitė, mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė bei mokytojas Eugenija Krasauskienė, Ramunė Kazlauskienė ir Dalia Struckienė dalyvavo projektinėje veikloje, susipažino su Suomijos švietimo sistema. Projekto tikslas yra sveikos gyvensenos skatinimas mokykloje ir projekto metu vykdysime veiklą susijusią su sveika mityba, aktyviu gyvenimo būdu, sportu. Tai yra 2 metų projektas. Projektas prasidėjo šiais mokslo metais, vadinasi, baigsis kitų mokslo metų pabaigoje. Suomijoje mes aplankėme Lohjos miestelį, kuris yra berods 40 km nuo Helsinkio, tai nėra labai toli. Dėl savaitgalį mes turėjome puikią galimybę aplankyti Helsinkį. Mes aplankėme visas įmanomas garsės vietas pačiame mieste, garsės vietas esančias netoli tos vietovės, kurioje gyvenam. Žinoma, pačioje mokykloje daug laiko praleidome. Mokykloje buvo daug įspūdžių, pamatėme naujovių, sakykime, mokiniai pamokas nevėluoja, tačiau tenai nėra skambučių. Ir ne visą laiką pamokos bus taip, kaip pas mus prasidės tam tikrų metų ir baigsis tam tikrų metų. Tiesiog vienai klasiai pamokos prasidės 9 val., kitai 10 ir kiekvieną dieną vis kitaip. Simona ir Roberta džiaugiasi, kad Suomijoje patirti įspūdžiai dar ilgai neišdils. Jie sužavėjo šiltas sutikimas mokykloje ir šeimoje. Pažinti su suomių mokinių šeimomis lietuvaitės užmezgė dar Lietuvoje, o nuvykusios į svečius greitai pajuto svetingumą. Todėl susidraugauti anot jų buvo lengva. Prieš kelionę tikrai buvo daug jaudulio, bet grįžtant labai nesinorėjo grįžti. Aš žinoma tikėjausi kartais ir pačią blogiausią, nes prieš išvykdama nepažinojau šeimos, sakykime, kurioje aš būsiu. Ir buvo šiek tiek tokia baimė, kaip viskas seksis, ar viskas bus gerai, bet viskas buvo gerai. Ir buvau labai nustebinta, kokie draugiški ir šilti buvo žmonės. Aš kai gyvenau šeimoje, aš buvau bendravusi su tas šeima prieš kelias savaitės, kai sužinojau, pas ką gyvensiu. Ir man nebuvo toks jaudulys, pas ką aš gyvensiu, man buvo jaudulys tiesiog, kad man reikės visur vaikščioti be mokytojų, reikės bendrauti su užsieniečiais ir kalbėti tik anglų kalba. Ir tiesiog turėjai būti savarankiškas ir turėjai mokėtis pareikšti savo nuomonę ir išklausyti kitų. Tokie projektai tiek mokiniams, tiek mokytojams duoda neįkainojamos patirties, suteikia pažinimo ir atradimo jausmą. Mokiniams duoda pažinimą, atradimo džiaugsmą. Projektas būna integruojamas į ugdymo procesą, todėl įdomesnės darosi pamokos, o žinoma kelionės visada plečia akiratį, malonu bendrauti su kitų šalių žmonėmis. Pas mane šeimoje taip kažkaip visą laiką yra raginama naudotis progomis, kažkur išvykti, pamatyti kažką naujo. Ir labai jaudino tas dalykas, kad tu gali išvykti ir kažkur tikrame gyvenime panaudoti anglų kalbą. Taipogi mes plečiame savo akiratį. Pavyzdžiui, mano šita kelionė buvo pati pirmoji ir pati geriausia. Kaip ir visiems, netgi savo tėvam pabrėžiau, kad vis tik pagaliau aš išvažiavau kažkur į tam tikrą tikslę vietą ir aš tikrai naudojau anglų kalbą, nes vis tik, kad ir kur tu išvyksi, tu jos tiek daug nenaudosi, dėl to, kad dabar gyvenimas mokykloje, gyvenimas šeimoje, tiesiog viskas vyko tuo metu, tu turėjai pasakyti, kaip tau sekėsi, ko tu nori.
tas toks naudojimas, tiesiog šnekėjimas anglų kalba, tai tu tiesiog perini į naują lygį kalbant apie anglų kalbą, nes tu pagaliau ją panaudoji tikram realiam gyvenime. Taipogi mes susipažinome su kitos šalies religijom ir papročiais, pamatėme didesnį akiratį, daugiau žmonių pamatėme jų mėgstamus dalykus, ką jie veikia savo laisvalaikiui, bei kuo jie užsiiminėja savo atostogų metu. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai įkvėpti išvykos į Suomiją, pilni idėjų toliau organizuoja projektinę veiklą ir nekantriai laukia naujų susitikimų su projekto partneriais. Mes su tėvais jau turime idėjų, kad vis tik be visų ekskursijų, kurias rengs mokykla, mes aprodysime galbūt savo miesto kelias vieteles, tokias labiau paaugliams, netgi galbūt nusivesime į kino teatrą. Tiesiog praleisti laiko kartu su mumis tose vietose, kokiose mes mėgstame lankytis. Aš manau, kad visi, kaip ir Simona sakė, kad reikia ne tik ekskursijų metu parodyti ir kitus miestus Lietuvos, bet manau, reikia parodyti ir savo miestą ir manau, kad reikia tiesiog ir tų vaikų, kurie pas mus atvažiuos, reikia plėsti akiratį apie tą miestą, kuriame jie gyvena. Narystė Europos Sąjungoje Lietuvai davė ir vis dar duoda ne vien tik pinigais matuojamą naudą. Buvimas Europos tautų šeimoje neabejotinai prisideda prie šiuolaikinio ugdymo proceso, skatina tarptautinį bendravimą, dovanoja neįkainojamą pažinimo ir atradimo jausmą.